pastebėjome sustojusi tamsios spalvos Audi markės automobilį kelkraštyje, kurio vairuotojas bandė atsukti galinį ratą ir šalia stovėjo du garbaus amžiaus žmonės, tai vyriškis ir moteris. Ta diena aš dirbu kartu ekipaže Dainava 96, kartu su patruliu Jūratė Gludanytė. Pastebėjęs minėtą mašiną, aš sustojau kelkraštyje ir nuėjau pasiteirauti žmonių, ar nereikia kokios policijos pagalbos, nes jau buvo apie vakaras ir jau tai turėjo pradėti tempti. Priėjus bendravau su vairuotoju, kuris, kaip pastebėjau, atsukinėjo ratą, kuris nebuvo išleistas ar pradurtas, tik tai galinė ašis buvo pasislinkusi į išorę. Žodžiu, važiuojant, ratas jau rėmėsi į dešinį galinį automobilio sparną ir vairuotojas toliau kelionės tęsti jau nebegalėjo. Aš bendraudamas vairuotoju paaiškinau, kad tą ratą nuimti jam nėra jokio tikslo, kadangi tuoj sutems ir jis nieko nepadarys. Tos ašies net pats be specialių įrankių neprisuks, turėdamas tik tai raktą atsukti ratui. Vairuotojas su to sutiko, prašė gal žinot kokį nors šitos problemos sprendimą. Sakau, aš galiu iškviesti, duoti numerį autovežio, kuris jūs kažkur nuvežtų Šiauliuose į autoservizę ir aišku jau buvo 7 valandos beveik vakaro. Sakau, šiandieną jau aišku jums niekas nebesutvarkys, bet sakau, rytoj kažkur permiegoje galėsite susitvarkyti automobilį ir tęsti kelionę. Čia vairuotojas sakė, kad Šiauliuose jie neturi kur apsistoti, rytojaus laukti nenori, o tie pagyvenę žmonės, vyras ir moteris, man pasakė, kad jiem būtinai šiandien reikia į Vilnių papulti. Tada aš priėmėm tokį sprendimą, vairuotojui daviau telefono numerį, jis įsikvietė autovežio vairuotoją, kad jį parvežtų, jis kiek supratau Panevėžietis, o šitie pagyvenę vyras ir moteris buvo jo svečiai. Ar giminaičiai, šito aš nežinau. Mes palikome vairuotoją su automobiliu laukti techninės pagalbos automobilio, kuris jį nuvežtų į Panevėžį kartu su automobiliu, o šitos garbaus amžiaus žmonės pasikeičiau pas savo automobilį kartu su jų daiktais ir nusprendžiau nuvežti į autobusą ar tai traukinių stotį. Važiuodamas Šiaulių AVK OVS budėtojo radio ryšio pagalba paprašiau, kad sužinotų, kada paskutinis autobusas ar traukinys išvažiuoja iš Šiaulių į Vilnių. Man bevažiuojant, privažiavus Tilžės ir Aukštosios gatvės sankryžą, pranešė, kad traukinys 19 valandą, lygiai paskutinis traukinys tą dieną išvažiuoja į Vilnių, o daugiau nei autobusų, nei traukinio jau vėliau nebebus. Turėjau priimti sprendimą, kadangi tiem žmonėm nebuvo kur dėtis, kur permiegoti. Įsijungiau garsinius šviesos signalus ir švyturėlę ir taip aš juos laiku davežiau iki traukinių stoties ir jie spėjo į paskutinį šitą traukinį, kuris vyko į Vilnių.